į savo išvykimo krepšį turėtumėt įsidėti nuotraukas, tai ne nuotraukų albumą, ne vaikystės prisiminimų nuotraukas, bet kiekvieno savo šeimos nario nuotrauką. Ta nuotrauka turėtų būti popierinė, taip mes iš esmės nuotraukas kaupiame telefone ir be vargo galime telefoną parodyti, bet vėlgi telefonas išsikrauna, pasimeta, sugenda ir taip toliau. Tai turėkime rezervinės popierinės savo šeimos narių nuotraukos. Nuotraukos turi būti aiškios, kuriuose aiškiai matosi žmogaus veidas, tai netinka nuotraukos iš vakarėlių, kur prietemai, kur žmogus maivosi ir panašiai. Geriausia tai, kad būtų portretinio tipo nuotraukos. Nuotraukos šitos būtų skirtos tiems atvejams, kada šeimos narys pasimeta. Vėlgi, jeigu aš rodau nuotrauką ir sakau, ar matėte šitą vyriškį, jūs galite lengviau identifikuoti negu pagal nupasakojimą. Jeigu, sakykime, dabar nupasakočiau, ar matote vaikinuką kokį nors arba vyriškį, kuris dėvi akinius, turi barzdelę ir dar plika galva turi. Jeigu būtų 1000 žmonių minia, greičiausiai dar mes bent jau 20-30 žmonių apibūdintumėm. Nuotraukas gerai būtų įsilaminuoti, kad jos nebūtų pažeidžiamos įvairių gamtos faktorių, tai arba bent jau įdėti kažkokį neperšlampamą dėkliuką, kad galėtumėte išsaugoti šitą nuotrauką. Vėlgi, nuotrauka turi atitikti kuo realesnį žmogaus išvaizdą, tai reiškia, jeigu aš dabar staiga turėčiau vešlius plaukus, jeigu man jie stebuklingai ataugtų, nereiškia, aš turėčiau pasikeisti, tiksliau mano žmona turėtų pasikeisti šitą nuotrauką, nes plaukai labai keičia žmogaus išvaizdą. Vėlgi, nuotrauka neturėtų būti labai sena, geriausiai, kad jinai daryta būtų metų bėgyje. Kodėl tą sakau, nes žinau, kad mamos mėgsta turėti nuotraukas, savo vaikų nuotraukas, kuriuose jiems yra 3 metukai maždaug. Ir dabar tam bernui jau yra 15-16. Tai jeigu ta mama rodys nuotrauką, kurioje vaikui 3 metai, tas berniukas, jau vyras visas, nestovės šalia ir niekas net pažins. Tai nuotrauka, kuo labiau atitinkančią realią žmogaus išvaizdą įsidėsite, tuo bus geriau.